Daugelio. Aš savo nepriėmiau to kaip ligos, kad aš jau iš tikrųjų čia sergu depresiją, bet aišku, nueini pas gydytoją, nu kas kitas, jeigu tu čia pastoji verki, jeigu kažkas tau yra negerai, naktim nemiegi, nu tai depresija, aišku, išrašau tuos antidepresantus, bet aš toks esu žmogus įdomus, neveikia manęs alkoholis. Jeigu jūs esate susidūrę kas nors su tokiu dalyku, nežinau, nes dar sutiks tokių žmonių. Aš, jeigu jį ir vartoju, esu bandžiusi vartoti, kiek čia jau pakelsiu, bet aš jo pakeliu neapsimok nei naudoti tiek, nu visi išsivarto, o man nieko. Tai va, reikia suprasti, kad kažkas organizme yra, kad, pavyzdžiui, ir vaistų tų dozių reikia daug didesnių. Ir dabar kalbant apie papildus, apie maistinės medžiagas, tai irgi, aš pati savo sakau, nu tai man irgi reikia jų daug daugiau negu kad normaliam žmogui. Nu, skaitus esu normalus, nu, bet kažkas yra matyti organizme. Nu ir aš tuos antidepresantus vartoju, nieko negeriau. O buvo korona, tas laikotarpis, kai mes su gydytojais tiesiogiai negalėjom kontaktuoti, tai per nuotolį. Pasiskambinu, vėl gydytojas sako, nu kaip, nieko geriau. Nu tai didinam dozę. Nu gerai, didinam tą dozę. Vėl praėjo savaitę, kitą savaitę pasiskambins. Vėl skambin, nu nieko. Nu gerai, dar didinam. Aš galvoju, nu dar protauju. Dar, kaip sakant, biškį tą galvą dirbu, neužblokavo visai su tais antidepresantais. Nu aš visai išeisiu iš proto. Aš nebepaeisiu, nes juk jie vis tiek veikia slopinančiai, palieki toks apkvaitęs kažkoks kaip, nu, nemoku tos būsenos net pasakyti, tai dabar jau ne toj būsenoje esu. Galvoju, nieks nebus. Nu, kažkokia nesąmonė. Ir 3 kartus aš tam gydytojui, nu taip pat pasidaviau, nes pratęsinėjau biuletenį, aš tada buvau išėjus iš darbo į biuletenį, kadangi nebegalėjau dirbti, kadangi reikia dirbti protinį darbą. Nu, iš tikrųjų sunku yra besidarbuoti, kai ne visai tą galvą dirba. Nu ir viskas, ir buvo tas paskutinis mano skambutis. Galvoju, nieks nebus, reikia po tą internetą daugiau ten man pavarinėti, ieškoti pačiai kažkokių būdų, kaip sveikatintis, kaip išbristi iš to liūno. Nu ir aš tada, vat, kaip pas mane Reda atvažiavo, man toks jausmas buvo tą vakarą, kad pas mane atvažiuoja, nu, nemoku pasakyti, kaip įvardinti, nu, gelbėtojas. Aš taip tikėjau, man nebuvo jokios abejonės, kaip kiti kartais sako, oi, aš ten nagrinėjau, aš tikėjau, kad jinai man atveža sveikatą. Aš visą širdim tuo tikėjau. Jinai atvažiavo, mes jau tam pradėjom bendrauti, aišku, geriam tą arbatą, šnekamės, bet jinai man nieko čia nerodo, nieko neatsiveži, tuščiom rankom. Aš jau viską išpasakojau, jinai sako, nu va, tą reik vartot. Bet sakau, tu jau duok man, jau dabar aš jau gersiu, jau aš noriu. Sako, aš nieko neturiu, tu turi registruotis ar kažkaip, ar vėliau aš tau užsakysiu, ar kaip, ar tu nori iš vis. Nu noriu, sakau, nes aš nebegaliu taip gyventi, aš noriu būti sveika. Nu ir, nu sako, turi internetą, turi viskas, turi galimybę užsisakyti, nu turi. Tai greičiausias variantas, sako, ar tu nori pigiau, ar tu nori brangiau, ne, aišku, aš noriu pigiau. Nu tai viskas, sako, registruojamės, tada nusiperki tuos produktus ir pradėk vartoti. Nu ir ką, pagrindinis dalykas, ką reikia formulės, tai B grupės vitaminai visi, mineralai ten didesnis kompleks, nes mūsų nerviniai būklei reikia B grupės, ar ne? Nu, paskui vitamino D, aišku, reikia mums, reikia kalcio magnių būtinai, nes bešnekant jau aš pradėjau ten bėdavot, kad man jau čia degintas rėmo. Ir kaip Reda, kad pasakoju, irgi sako, man nuo vienos tabletės pasidarė, kokio kalcio, o kalcio jinai turėjai. Sako, aš tau tu jau paduosiu pakramtyk ir pakramčiau, iš tikrųjų praėjo, tai viskas. O paskiau, ką dar reikėjo? O medus pagrindė, ne, pagrindinis dalykas yra, mes jau, kaip sako, neapsiriksi niekada, pradėdamas nuo omegos, koks be būtų susirgimas. Vitaminą E. Ne,
kodėl aš nepirkau dar. Nu, pirmiausia, tuos produktus pagrindinius, nu, nes kaip ta pradžia atrodo, nu, daug, viskas kainuoja, ne, bet svarbiausia buvo. Nu ir aš pagėriau savaitę, antrą, nieko nejaučiu, bet produktus pati, tuos vaistus, pati pradėjau nusiimti. Galvoju, nu, jeigu aš jau čia geriu papildus, maistinės medžiagas, ką man bereiktų visų cheminių preparatų. Tai va, ir dieną, kur reikėdavo gerti, jau aš nusiėmiau, bet vakarį jaučiu, kad kažkaip man negerai, kažkaip širdis virp, kažko aš, akis tos ašaroja, lyg tai noriu vėl kažko verkt. Tai tą vakarinį pasilikau. Ir aš taip tempiau, nu gal kokį mėnesį. Vakarinė dozė pasilikdama. Paskui aš ją pradėjau mažinti dar per pusę, nu, nes sako, labai greit negal nutraukti antidepresantų. Nu, ir kai aš jau pradėjau jaust, kad man, nu, tikrai nereikia. Aš išgeriu papildus, aišku, turiu vidinį didžiulį tikėjimą, didžiulį norą būti sveika ir laiminga ir šypsotis taip, kaip daugelis šypsosi ir ypatingai kaip Reda šypsosi. Nu tai va, ir atsisakiau tų visų produktų ir toliau vis tik tai prisidedu vis. Tai tą, tai aną, kaip sako, viso čia, kiek mes turim ant stalo, nebūtinai reikia čia visus saujom vartoti. Bet tiesiog žiūrim pagal situaciją, kiek mums ko reikia, kaip ką reikia, tai va, ir kad priejau iki to jau vartojimo, žodžiu, po renginio, jeigu kažkam įdomu, kažką sukirbino širdelį, kažkoks klausimas, tikrai drąsiai reikit, paklauskit, tikrai bus pasidalinta ir pasakys kiekvienas iš mūsų, ką reikia ir po kiek reikia, kad galėtumėm jaustis tikrai gerai, kaip ir mes dabar jaučiamės.